Anija, sėkminga architektė, skubėjo per triukšmingą turgų, sutelkusi dėmesį tik į savo kitą didelį projektą. Ji nuoširdžiai tikėjo, kad laimė kyla iš tikslų pasiekimo ir pinigų uždirbimo. Vieną popietę ji pastebėjo pagyvenusią moterį, ponę Šermą, besikraunančią savo mažą rankų darbo vegetariškų amatų prekystalį. Jaunas berniukas, Rohanas, bandė padėti, bet jie atrodė labai pavargę ir susirūpinę. Anija stabtelėjo, pajutusi nedidelį tempimą širdyje, jausmą, kurį paprastai ignoruodavo. Ji pasakė savo, esu per daug užsiėmusi tam, mano darbas svarbesnis. Bet tada kažkas jos viduje pasikeitė. Ji prisiminė močiutės išmintingus žodžius. Gerumas yra lobis, vertas daugiau nei auksas. Anija nusprendė sustoti ir pasiūlyti savo pagalbą. Ji greitai ir efektyviai sutvarkė ponios Šarmos rankdarbius, tvarkingai supakavo juos į dėžutes. Ji netgi padėjo nešti sunkius daiktus į laukiantį vežimėlį, taip gerokai pagreitindama užduotį. Oi, ačiū, brangioji. Jūs padarėte mano dieną daug lengvesnę, sušuko ponė Šerma, jos pavargusios akys dabar žibėjo iš dėkingumo. Rohanas, berniukas, plačiai, džiugiai nusišypsojo. Anija pajuto nuostabią šilumą, plintančią krūtinėje, jausmą, daug brangesnį už bet kokį profesinį pasiekimą. Matydama jų laimingus veidus, ji pasijuto kupina netikėtos ir gilios ramybės. Vėliau tą vakarą, grįžusi į savo prabangų butą, Anija suprato, kad gilus džiaugsmas, kurį ji jautė padedama, buvo daug didesnis už bet kokią materialinę sėkmę. Pinigai gali nupirkti komfortą, bet pagalba kitiems atneša gilesnę, tikresnę laimę, kuri tikrai tęsiasi. Šis galingas momentas jai išmokė, kad pagalba kitiems tikrai atneša džiaugsmą, o ramybė, priverčiant ką nors nusišypsoti, yra absoliučiai neįkainojama. Atminkite, kad dalymasis gerumu sukuria ilgalaikę laimę ir atneša ramybę į jūsų širdį. Prenumeruokite Lithuanian Repo, kad gautumėte daugiau įkvepiančių istorijų, spauskite patinka šiam vaizdo įrašui ir komentaruose žemiau parašykite, kaip neseniai kam nors padėjote.